Na, dabar norėčiau, kad man padėtumėt ir padarytumėt sunkų darbą, pripūstumėt man balionų šiek tiek. Ir dabar, aš jums aiškinau štai tokį efektą, kas būna, kai būtent šaldome orą, kai spaudžiame orą, kas atsitinka, tai tas oras traukiasi. Dabar, kai oras traukiasi, kai jį šaldo. Tai dabar, kaip jūs manat, ir užriškite, jeigu galite tos balionus, kaip jūs manat, kas atsitiks, jeigu mes tos balionus užpilsime skystą azotą ir atšaldysime? Kas turėtų atsitikti? Susitrauk. Teisingai, tai kaip jūs manat, kiek mes čia sutalpinsim balionų? Visus. Visus? Gal, pažiūrėsim. Gerai, man dar reikėtų pagalbos, dar vienas kas nors. O, panelė, jums. Emilija, neeilinio vardo savininkai. Gerai. Gerai, tai dabar galima duoti man tos balionus patruputį. Ir žiūrėsime, kas atsitinka. Tai dabar, gerbimieji, čia galbūt yra visa esmė šitą visą pasirodymą, tai paaiškinti tokią vieną savoką. Kas yra šiluma? Nelabai aišku, ne? Energija. Bangos. O, prašom, teisingai. Fundamentaliai galim pasakyti, kad tai yra judėjimas. Tai dabar, kai mes nusileidžiame molekulinį lygmenį, tai ten viskas juda, ne? Viskas pastoviai juda. Ir kuo yra šilčiau, tuo juda daugiau. Dabar tas faktas pasakymas, kad išėjom ir pasidarė šalta, tai temperatūros nėra tokio dalyko iš ties, tai yra santykinis dydis. Tai yra santykinis molekulių judėjimas. Tai, pavyzdžiui, čia juda, čia mums yra ganėtinai šilta, vadinasi, yra daug, sakykime, energijos patalpoje ir tos dalelės juda greitai. Tačiau lauke jos juda lėčiau. Ir jeigu suleidžiame tas oras, tos dalelės ten daužosi, kol maždaug atsiranda kažkokia pusiausvyrą. Ir gaunam tarpinę temperatūrą. Dabar tas būtent ir yra temperatūra. Ir kai nustoja tas judėjimas, tai kas atsitinka, tai visiškai tai yra žemiausia temperatūra Žemėje. Nu, net ne Žemėje, atsiprašau, kosmose visoje visatoje, tai yra absoliutus nulis, minus 273,14 laipsnių. Tai yra absoliučiai žemiausias taškas, nes tiesiog niekas nebejuda. Tai dabar, pavyzdžiui, dujose, kai mes tą judėjimą mažiname, kas atsitinka, įsivaizduokit, dalelės juda va taip. Tai dabar plotis tarp tų dalelių yra didelis. Tačiau, kai jos pradeda judėti lėčiau, kas atsitinka, jos tampa arčiau viena kitos. Tai dabar būtent dujose tas efektas yra labai ryškus. Ir štai turime, labai galima duoti toliau man balionus. Kaip popierius, ar ne? Taip keista, kad jis nesulūžo. Ir dar balionus, prašom. Tarp kitko, aš netgi galiu pakviesti, gal sekančiam pasirodymui galėsit, jeigu kas turėsit ištvermės, galėsit statyti patys, pavadinti šitą eksperimentą. Tarp kitko, viena iš mūsų dirbtuvių yra, kai reikia konkuruoti tarpusavyje ugnies ir ledo žaidimuose. A Song of Ice and Fire savotiškai. Tai vienas iš ledo žaidimų yra, kiek daugiausiai balionų sugrūsi į kibirą. Ir su riboto azoto kiek. Kas dar turi vieną balioną? Dar turi vieną balioną, teisingai. Op. Gerai, tai jau paskutinis balionas įsitraukia. Štai, jeigu pastebėsit, beveik atrodo dar tilptų, dar 10, dar 20, dar 30, neribotas kiekis, ko gero. Ir dabar yra labai fainas žaidimas, kurį galim žaisti, ir aš jau man rekomenduoju. Pripūsti balionus. Op. Arba yra dar toks, kai tiesiog... Op. Prašom. Nedūšta. Dabar, kas ką nori, tas tą daro, aš tiesiog metu jūs kaip nuotaką metą bokštę ir... bandom. No, atsigavo, matai. Jau atrodo mirs. Na ir paskutinis balionas, tai jau šitą reikės kovoti, damas ir džentelmenai. Kas kitais metais matys ant dušau arba ženysis, nežinau, vienas iš dviejų. Hop! Na gerai, o dabar mūsų ferverkui. Čia aišku, čia užvirė, štai. Taip, gerai. Dabar, kadangi mes čia turime tokias patalpas, atsiprašau, ponios ir ponai, nebus didelio labai ferverko, bus tik tai mažytis. Tai pasiruoškit. 1, 2, 3. Nice.
Šalta, palies. Tai va, senais laikais tai buvo daromi dūmai. Dabar dar daromi su sausu ledu. Kartais galima nusipirkti mašinų, kurios daro būtent dūmus su sausu ledu. Dabar, opa. Jau nieko jam neatsitik, žinot. Ir dabar yra labai fainas dalykas su šitais dūmais. Jų galima įsipilti. Atsigerti. Jie pilasi ir yra, nes yra sukesni už orą. Dabar čia turime turbūt, čia jau vanduo, čia azotas. Dar kartą primenu išties ponios ir ponai, mes esame iš kolektyvo M2, vv.n-2.lt, jeigu jums trūksta pramogos, jūsų kokiam nors renginiui, mergvakariui kažkam tai, arba tiesiog norite mus pasikviesti į bet kokį korporatyvinį balių, ar dar kokią nors, nežinau, kur keiščiausia vieta, kur darėm. Nakvynės namus. Jeigu norit pasikviesti mus į savo nakvynės namus, drąsiai prašom, visą laiką galime pravesti su draugams benamiams. Tai va, tai dabar